33 skyrius. Vėl namie ir sudiev. Pobūvis tęsiasi toliau. Po žaidimo fantais visi žaidė gaudynės. Ir laimėjo šilkaplaukę. Ji buvo lengvutė ir greita. Kai šilkaplaukę pagavo Mėnulveidį ir žaidimas baigėsi, oru atplaukė didelė šokoladinių saldainių dėžė. Fėja labai apsidžiaugė, pasidalinam, tarė ji ir atidarė dėžutę. Valgydami saldainius visi išvydo tokį dalyką, kad išsižiojo. Čia dabar kas? Paklausė Mėnulveidis ir vos nenugurkė saldainių iš nuostabos. Visi atsisuko ir iš pradžių pamanė, kad prie jų tiesus kaip styga bėga kažkokie ryškiaspalviai žmogeliukai. Kaip manot, kas tai buvo? Dovanos, sušuko kaip jis ten ir pašoko iš džiaugsmo. Pas mus atbėga dovanas, kurias tai reikės išvynioti. Be abejo, dovanas buvo pats smagumas. Dailiai suvyniotas dėžutės, su kojytėmis vykai bėgo šalin. Visi juokdamėsi ir šaukdami jas vaikėsi. Viena po kitos linksmos mažos dėžutės buvo sugautas, išvyniotas ir atidarytas. Jis buvo pilnas nuostabiausių dalykų. Aš gavau tolumų medžio pavydalo segę, sušuko Franė, ir iškart ją prisisegė. Aš irgi noriu tokios segės, paskelbė jos Lėlė. Dovaną reikia pasigauti peronėlę, paaiškino Franė ir leipo juokais žiūrėdama, kaip Lėlė laksto paskui raudoną dėžutę. Pagaliau peronėlė sugavo dovaną ir atnešė Franiai. Dėžutėje buvo meškiuko pavydalas segė, kuri Lėlei baisiai patiko. Džo savo dėžutėje rado spindintį sidabrinį švilpuką. Kai jį papūtė, pasigirdo užburto miško paukščių giesmės. Džo buvo labai patenkintas dovana. Mėnulveidis gavo kniauklį, žaislą, rėkiantį katės balsu ir jį be perstojo maigė, kad prikaistuvinis puldinėdamas ieškotų kačių. Mėnulveidis mėgo išdaigas. Jis cipino žaislą prikaistuvinį už nugaros ir kvaitojo iki ašarų, kai šis, šaukdamas kac, 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 landžiojo po stalu ir kėdėmis. Šilkaplaukė žadintuvas irgi užsimanė dovanos. Jis pasivijo vieną ir priminė koją, kad ši nepabėgtų. Dovaną jam išvyniojo šilkaplaukę. Kaip manot, kas buvo dėžutėje? Mažytė skardinėlė alyvos. Patepti tavo krumpliaračiams ir spirokliams, linksmai paaiškino šilkaplaukę. Žadintuvas buvo patenkintas ir 22 kartus išmušė, labai nustebindamas vaikščiojančią Lėlę. Paskui patautojai žaidė skiniuką ir visur kaip mat pridygo įspūdingų krūmų ir medžių, kad jie turėtų kur pasislėpti. Gimtadienio šaliai įdomumo niekas neprilygo. Kai žaidėjai panoro užrištomis akimis pritaisyti asilui uodegą, netikėtai atsirado didžiulis žaislinis asilas ir didelė pūkuota uodega. Galų gale draugija nutarė, kad būtų neblogai dalyvauti automobilių lenktynėse. Ir iš karto atvažiavo būrys mašinų. Visi išsirinko po automobilį ir sėdo. Net Lėlei peronėliai ir linksmai tiksinčiam šilkaplaukė žadintuvui atsirado tinkamas mašinytės. Lenktynės laimėjo prikaistuvinis, nors pakeliui pametė keletą podų. Mėnulveidis įteikė jam dėžutę tasiukų skirtų nugalėtojui. Tu laimėjai, tarė jis. Taip, lakstau kaip vėjas, pritarė prikaistuvinis ir užsimanė parodyti, kokias eiklios jo kojas, kai reikia. Dūmė net padai rūką, o podai ir keptuvės siaubingai barškėjo. Vakarienė, vakarienė. Staiga sušuko Mėnulveidis, rodydamas į kokį 100 ką tik išdygusių grybų. Ant jų buvo padėti ąsotėliai su gėrimais, pyragaičiais ir vaisiais. Šalia didelių grybų auga mažesni. Čia kėdės, suvokė šilkaplaukė, atsisėdo ant šungrybio ir įsipylė gilių limonadą. Aš mirštu iš bado, eikit užkasti. Betė nusileido žemėn. Jai labai patiko skraidyti. Franė atbėgo su Lėle, kuri
sekioja paskui ją kaip uodega, čiauškėdama plonu balseliu. Atšuoliavo Džo, visi buvo laimingi. Staiga pradėjo temti, bet tamsa niekam nekliudė, nes krūmuose ir medžiuose užsidegė didžiuliai žibintai. Kai visi sėdėjo ir valgė, pasigirdo garsus pokšėjimas. Išsigandusi Peronėlė prisiglaudė prie Franės. Šilkaplaukė žadintuvas iš baimės bandė užsiropšti fėjai ant kelio, bet šį jį nustumė. Kas čia? Paklausė Džo, plekšnodamas sunerimusiam poniui per sprandą. Fejerverkai, apsidžiaugė Pikčiurna Kaukas. Žiūrėkit. Draugi prieš akis pokščiai šokinėja ir sproginėjo. Gražiausiai fejerverkai. Į viršų kilo raketos virsdamas spalvotomis žvaigždėmis, sukasi ugnies ratai, vaizdas buvo nuostabus. Tokio gimtadienio negalėjai įsivaizduoti, laiminga tarė Betė, grožėdamasi fejerverkais ir plasnodamas sparnais. Skanumynai, liežuvį gali nuryti, išpildomi norai, linksmi žaidimai, puikios dovanos ir dar fejerverkai. Vidurnaktį turim grįžti namo, priminė Mėnulveidis ir nustumė šilkaplaukę žadintuvą, kuris bandė prisėsti ant šungrybio greta jo. O kaip mes sužinosim, kad jau vidurnaktis, paklausė Franė ir pamanė, kad lėliai metas į lovą. Sužinoti nebuvo sunku, nes vidurnaktį šilkaplaukė žadintuvas atsistojo ir 12 kartų garsiai išmušė bim bam 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 bim bam. Prie kopėčių, suriko Mėnulveidis, skubiai stumdamas visus prie skylės debesyje. Netrukus gimtadienio šalis ims tolti. Kopėčios niekur nedingo, visi mikliai nulipo žemėn ir atsisveikino. Elfai čiupo pagalvėlis ir nučiuožė šliužinę. Pono Žandiniočiaus barzda apsivijo Mėnulveidžio sofos kojelę ir vos neišsitempė jos kartu. Mėnulveidis laiku spėjo atpainioti barzdą. O mano ponis, sunerimo Džo, ar jis nebijos leistis šliužinę, Mėnulveidį? Medžio šakomis jis nenulips. Pintinę irgi nenuleisi, atsakė Mėnulveidis, taigi jodu pririšo apstulbusi ponį prie pagalvėlės ir jis nušvilpė šliužinę žemyn. Nespėjo nei susivokti, kas atsitiko. Franė šliuožė žemyn, pasisodinusi ant kelio mieguistą lėlę. Betė atsargiai nusisegė ir sulankstė sparnus. Nenorėjo jų sulaužyti, nes tikėjosi kasdien paskraidyti ir labai didžiavosi, kad moka plasnoti. Ponis laimingai nusileido ant samanų kupsto. Džo užsėdo ant jo. Miške buvo tamsu, bet patikėjo Mėnulis ir vaikai aiškiai matė kelią į namus. Labanakt, sušuko Mėnulveidis iš medžio viršūnės. Buvo labai smagu. Labanakt, sušuko šilkaplaukė. Bim bam, mieguistai murmtelėjo jo žadintuvas. Būkite atsargus, perspėjo kaip jis ten. Mėnulveidis smarkiai spūstelėjo kniauklį ir sukikeno, kai prikaistuvinis ėmė šaukti. Kac, kur ta velnio katė? Šliukšt viešpate gailestingas. Negi ponia skalbyklė puolė prie darbo. Džo pasuko poniai į šalį, o mergaitės mikliai atšoko nuo medžio. Pamuilės kliuvo ponui Žandiniočiui ir sugadino jam nuotaiką. Greičiau, sesės, juokėsi Džo, seniai laikas namo, rytą negalėsim praplėšti akių. Ir per užburtą mišką jie patraukė namo apšviesti blyškios šaltos mėnesienos. Panorėk, šnarėjo medžiai. Džo paleido poniai pievą prie trobos. Franė nurengė Peronėlę ir paguldė į lėlės lovytę. Betė tvarkingai įdėjo sparnus į komodą stalčių. Visi nusirengė ir krito į lovas. Labanakt, palinkėjo vaikai vienas kitam. Kokia puiki buvo diena, mums pasisekė, kad gyvename netoli užburto miško. Juk jiems iš tikrųjų pasisekė, tiesa? Galbūt vaikai dar patirs įvairiausių nuotykių, bet dabar netrukdykime jų ramybės, nes broliai su seserimis užmiego ir sapnuoja dievišką, pasakišką gimtadienio šalį. Pabaiga. Knygą skaitė Vasilijus Koščic.